Sveikučiai. Nu ką, chebra, ateis pavasarėlis, gegutė užkukuos. Išlius iš mišką briedis, kiaušiniais pamojuos. Ką, turim jau, dabar tikrai jau, sakyčiau, pavasarį. Saulė tvieski, šilta, malonu. Aišku, čia gal kol sėdėsi, gal neįlius kokį erkę uodegon. Tai žodžiu, ką pas mane naujienas tokias, kad turėjau šįmet labai daug žvejybos su aukšlėm. Neblogai ten pasirodžiau, žodžiu, ten vytinau, kepiau ir taip toliau. Turėjau dar tokių žvejybų vėl. Irgi ten kuojinių vadinamų čiulpažuvį. Ir vėl mane ten eilinį kartą. Niekaip šiemet, jau nežinau, kelintą kartą, vis užpuolu šapalai. Ant žabo šapalas. Kitoj vietoj žvejojau čiulpažuvę, vėl šapalas. Vienas nusirašė su kabliu, nes net tokie įrankiai, net tas pasiruošimas nesitikė. Ir dar gražiau dasigyvenau iki to paskutintai žvejybai. Gaudžiau ten šušarą, kaskybą, aukšlė, plakis, raudytė, kojytė ir vėl subot. Nu ir ką jūs galvojat? Dantažuvė ant batono. Nedaug truko, būčiau ir paėmęs. Bet, kaip sakant, nenukando, įsiplėšė, kol nerangus, kaip sakant, senis pasilenkė. Tai žodžiu ir nunešė mėlis. Tai va dabar, chebra, nežinau, čia blaškiausi. Vėl eilinį kartą ten žiūrėjau, aišku, chebra, ką gauda, kas ką. Aišku, ten karšiai, visokie ten nemunai ir taip toliau. Čia ne mano problemas, kaip sakant, aš esu vietinis aborigėns. Tai žodžiu, dar kažkaip tai donkės neėmiau į rankas. Nors daug kas sakė, bandyk tu šapalą gaudyt ant dugninės. Nu, mane patinka ant donkės gaudyt šapalą, man šapalas ir plūdinė. Esu jau 100 kartų sakęs. Tai nežinau, vat, kaip minėjau, atsižvejojau aukšlės. Buvau ten ir su spiningėliu keliom valandam išvarsi. Nieką aš eilinį kartą ten nepagau. Tai žodžiu vėl, kadangi turim tokį gražų orą, jau turim ir žalumos, grįšiu vėl prie temos šapalas. Ir vėl nieko nauja, gal kažkam ir atsiboda, sakys, užknisai tu žvairysi savo morkam, bet man šapalų žvejyba niekad neatsibos. Tai turėsim upę, batoną ir šapalų žvejybą. Ką, chebra, visus, kaip sakant, sartėjančiam šventom Velykam, gerų laimėkių, gerų įspūdžių ir nei žvyno, nei uodegos. O aš einu legendom apipintom savo pramintom vietom.
Nu, žinokit, chebra, nuo tų vadinamų botų žabų taip pripratau, kad dabar pasiėmiau tą savo tipo meškerę ir nesuprantu, ką aš čia laikau. Toks įspūdis karasta. Tai va, apžiūrėjau, dabar čia iš tikrųjų vanduo tai žiauriai nakrytis. Todėl manau, kad ir saulėtą reikia bandyti gal prasibandyti pravedimus aukščiau su mažesnį gylį kaip visada, nes gali būti, o gal ir nebus, visai nežinau, nepabandys, nesužinosim aišku. Jos srovė žymiai sumažėjus, viskas vyks lėčiau. Ką, pirms jėmims, štoj? Nu jo, bet tai čia kaš, nedidelė. Ai, nu chebra sarmata. Tikrai da šiemet visi tokie pas mane buvo. Va, kas pirms atėjo į žvalgybą. Žodžiu, pas mane šiemet su šapalais, tai iš tikrųjų skaitau šapaliniai metai. Aišku, aš ten kažkiek ir nefilmavau tų visų žvejybų, bet žodžiu, didžiausias buvo 49, po to 47. Faktas tas, kad nuo 42 tam tarp iki 49. Mažesnių nebuvo. Ir 2 nerealizuoti, kurie nuėjo su kabliais. Ten nebuvo to žvejybos, kuriuom, kaip sakant, ruošiausi. A čia pirmas žvalgas. Nu gerai, okei. Matysim. Pirmas praleidimas nelabai gerai iš tikrųjų realiai. Nelabai man patinka tie bajeriai. Nu bet ką padarys, yra kaip yra, žvejojam. Nu ką darom? Antrą metimą. Pažiūrėsim. Nu bet šiandien ir davė žiauriai šilumos. Nežinau, čia liktai pagal sinoptiks kaip ir iki 16 pranešė vietą. Tai žodžiu, orelis tai grinai senai toks bebuvo. Nu ką, chebra, pasirodo, kiets bachūrs šapalenziais užaugs. Nesiskundė nei mamai, nei tėvai. Gyvens ilgai. Aišku, jeigu būtų atvarę pasižiūrėti, ar tėvas, ar mam, būtum įsiaiškinti tos santykius. Ką žinau, paleidinėjau, eilinių 10 pravodkių, daugiau nieko. Judam toliau.
Nu ką, chebrytė, panašu, kad laukia sunki žvejyba. Sako, tas pirmas šapalėnsis, pirmų metimų nieko gero ir nežadėjo. Nėra ėmimų. Oras sušyla nežmoniškai. Jau ir norisi išvis išsirengt, bet gal nereikia. Bet nėra veiksmo. Kažkoks pasityčiojimas. Su botais gaudai, užpuola šapalai, bandai dabar pagauti jau, kaip sakant, jau šapalą ir jo nerast. Nu nieko, mes kantrus mužikai, dar pažiūrėsim. Vis dar ieškam šapalų, bet rezultatai ne kažką. Rezultatų praktiškai jokių. Nu ką, chebrytė, gavosi degradavusi šapalų žvejyba. Aišku, čia niuansų dafiga. Apvarinėjau nemažai ten ir juodą supelį, čia aišku viską nefilmau. Viens vaikeliuks, pirmų metim iškart pam. Nieko nesuprato iš tikrųjų, bet pasidariau tokį savo išvadas. Žodžiu, upė, srovės praktiškai nulis, pravodkį neišeina padaryti, dar visų laimė, kad vėjas į tą pačią pusę, kur srovėjai. Jeigu būtų dar į priešingą, tai praktiškai būtų stajaks. Vandens lygis afigienai žems, nemačiau jokių išėjimų, ta prasme medžiojimų. Vis tiek būna, kad ir saulėtą morį, kada sušyla, šapalas kitą kartą išsiduoda. Nes mačiau, jau skraido ir vabaliukai visokie. Tai žodžiu, šušara juda, aukšlės ten vėl matosi, būriais vara ten, banda ten dar tampo ant tą mano didžiulę batoną, gabalą, bandžiau mažinti. Aišku, pavadėlę aš 0,12 naudojau, 0,10 kaip ir neturi susirišti. Nežinau. Žodžiu, matomai su šapalais bus šiais metais turbūt nebegrįš prie tos temos. Norėjau pabandyti. Staigus atšilims, nežinau. Gal mum, kaip sakant, ir gražus oras, bet žuviai gal kad pilnas, gal kad tas. Nu nesmė.
nei žvyno, nei uodegos. Susitiksim kituose mano epizoduose.